Pagrindiniai šio projekto tikslai tai yra būtent suteikti jaunuoliams galimybę paprasčiau integruotis darbo rinkoje, nes visa ta grupė 11 jaunuolių jie skaitosi neįgalūs. Ta prasme, fizinė negalė tarsi ir nėra, bet jų negalė arba psichologiniai dalykai. Daugiausia tai yra motyvacijos mokslui stoka ir aplamai nenorėjimas kažko užsiimti. Vokiečiai atvažiuoja į Lietuvą, čia atlieka praktiką, dirba, vyksta 5 savaitės. Pirmą savaitę būna prisitaikymas, susipažinimas su aplinka, 3 savaitės praktikos vietoje darbas, tiesiog bando atrasti save tam tikrose specialybėse. Ir paskutinę savaitę atostogų. To projekto tikslas, kad būtent per darbą išugdyti jiems atsakomybę, sudominti kažkuo tai, ką jie mėgsta ir mėginti taip padidinti jų motyvaciją, kad jie sėkmingiau galėtų įsilieti darbo rinko Vokietijoje ar visoje Europoje. Mūsų mokiniai atvyko iš Vokietijos miesto Veryno, iš skirtingų mokyklų. Šiame projekte dalyvauja vaikai, kurie turi įvairių negalių, klausos, kalbos sutrikimų, kuriems sunkiau sekasi mokytis. Prieš atvykdami čia kartu su vaikais mokėmės apie Lietuvą, apie jūsų papročius, kultūrą. Esame dėkingi mokyklos bendruomeniai už šiltą priėmimą. Šio projekto metu 3 savaitės jaunimas iš Vokietijos atlieka praktiką. Jos metu jaunuoliai mokosi, dirba ir kartu siekia pažinti vietos kultūrą. Džiugu, kad Karaliaus Mindaugo profesinėme mokymo centre mus pasitinka labai draugiški, geranoriškai nusiteikę žmonės. Mums čia labai smagu. Mums tai yra nauda tuo, kad mes turim panašų projektą Lietuvos. Šiuo metu vykdom Lietuvos jaunuoliams ir tiesiog integruojamės su tais projektais ir dalinamės vokiečių patirtimi, vokiečių tos projektinės grupės tokiais sumanimais, netgi ir tie vaikai kartu organizuoja įvairius renginius ir mokosi iš vokietų disciplinos, atsakingumo, noro kažką tai daryti laiku ir su džiaugsmu ir motyvuotai.